Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ramybė jums. Jūsų ekscelencija kunigė Jonai, vyskupė Jonai, brangus kunigai, brangus broliai ir seserys, susirinkę į šventąją mišių auką Stulgių bažnyčioje, trokštant prisiminti politinius kalinius, tremtinius, o ypač prisiminti mūsų mieląjį kunigą monsinjorą Alfonsą Svarinską. Jau 10 metų, kaip jis pas Viešpatį žvelgia į mus ir trokšta, kad ir mes eitume tiesos, meilės ir šventumo keliu. Suprasdami, jog ne visuomet ėjome ten, kur kvietė Kristus, ne kartą buvome žeidę Dievą, artimą, atsiprašykime, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Brangus broliai ir seserys, nepaprastai džiaugiuosi, kad taip gausiai susirinkome čia, Stulgių bažnyčioje, pagerbti politinius kalinius ir mūsų mieląjį kunigą monsinjorą Alfonsą Svarinską. Noriu padėkoti Raseinių rajono merui, kuris čia kartu su mumis dalyvauja, kurio iniciatyva kaip tik jis sukvietė mus visus prisiminti, paminėti ir pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę. Partizanus, tremtinius, politinius kalinius. Kiekvieno vadinamas pavadinimas šito kvietimo yra laiko ženklai. Praeitis, dabartis ir ateitis. Argi šiandienis įvykis Raseinių krašte nerodo, kad ši žemė yra dangumi pažymėta. Juk 1608 metais dangiškoji motina Marija, apsireiškusi Šiluvoje, pravirko. Toje vietoje, kur buvo garbinamas mano sūnus, dabar ariama ir sėjama. Dangumi ją pažymėjo ir žemiškieji tiesos nešėjai. Tie, kurie kentėjo ir žuvo už tėvynės laisvę. Čia kryžkalnyje yra įamžinti jų vardai. Čia pagerbti Lietuvos kankiniai, partizanai, visi žuvę už Lietuvą. Mūsų visų pažįstama seselė Nijolė Sadūnaitė, irgi politinė kalinė, liudijo. Kai šventasis tėvas Jonas Paulius II dar buvo vyskupu Lenkijoje, sovietinė valdžia jam leido kelis kartus nuskristi į Italiją pas tuo metu labai garsų San Giovanni Rotondo kunigą kapuciną tėvą Pijų, kaip pas dvasios vadovą. Jis turėjo stigmas, pranašystės dovaną, turėjo be galo daug ypatingų Dievo malonių. Tėvas Pijus buvo paskelbtas šventuoju 2002 metais. Jis yra pasakęs tokius žodžius iš savo regėjimų Jonui Pauliui II. Kai susitiksi su lietuviais, pasakyk, kad jokia tauta
neturi tiek šventųjų kankinių kaip Lietuva. Seselė vienuolė Nijolė vis kartojo, iš mūsų 3 milijonų sovietmečių partizanai, kunigai, kas trečias ėjo į kalėjimus, beveik visi vyskupai buvo areštuoti, kankinti, dalis jų buvo sušaudyta, tūkstančiai eilinių žmonių ištremta į Sibirą. Netekome virš 1 milijono lietuvių. Seselė Nijolė vis kartodavo, kad mes turime prašyti kasdieną ir kreiptis. Visi Lietuvos šventieji ir kankiniai, melskitės už mus, už brangiąją tėvynę Lietuvą. Jis sakydavo, aš dar pridedu ir už visą pasaulį. Tėvo Pijaus mintis tęsėsi. Bus pasaulyje kažkokie neramumai. Kai kurios tautos bus nusiaubtos ir sunaikintos. Bet jeigu lietuviai kasdieną prašys savo šventųjų kankinių užtarimo, globos Lietuva išliks. Tokį perduodu liudijimą. Tai buvo šventojo tėvo Pijaus žodžiai, mus pasiekia per šventąjį popiežių Joną Paulių II, kartodavo seselė Nijolė. Šiandien susirinkome melstis prašyti jų užtarimo. Kai tauta kenčia, dusindama okupacijos, kai tikėjimas Kristumi raunamas iš žmonių širdžių, vienintelis įmanomas gyvenimo būdas priešintis ir kova, vienintelis kelias gyventi pagal suvoktą tiesą, be jokių kompromisų su sąžine. Tiesos žodžio tarnystėje, išsaugant gerokai svarbesnę vidinę laisvę. Tokį karį mes matėme kunigo Alfonso Svarinsko asmenyje. Šis bebaimis kunigas, KGB pramintas nepataisomuoju, ėjo savo kunigiškas pareigas ir netoli čia esančioje Viduklėje nuo 1976 metų iki 3 arešto 1983 metais. Jis žemaičių, gerai pažintas, niekada nesvyruodamos savo apsisprendimuose, kaip ir miško brolių apsisprendimas, gyvenimą paaukoti vardan Lietuvos laisvės. Partizanų kova, kaip ir kunigo Alfonso Svarinsko gyvenimas, kurio 22 metai praleisti Rusijos kalėjimuose, tarsi kalbėjo poeto žodžiais. Einu į laisvę, didelę ir plačią, kuri primins mane, priims kaip lauktą svečią. Pro pilkus sutemų rūkus einu pas brolius ir draugus. Šie žodžiai yra iš prieš 80 metų parašytos Vinco Mykolaičio Putino poemos Vivos Plango Mortos Voko, sovietiniais laikais uždrausto, bet nuorašais plitusio kūrinio. Jis plačiai išplito ir Sibiro lageriuose. Kaliniai jį persirašinėdavo, platindavo ir išmokdavo mintinai. Šios poemos žodžiai skambės ir šiandien kompozitoriaus Algirdo Martinaičio oratorijoje Tikėjimo ir vilties invokacijos prie partizanų memorialo Kryžkalnyje. 1988 metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Reigano prašymu kunigas Alfonsas Svarinskas buvo išleistas iš kalėjimo su sąlyga,
kad išvažiuos į užsienį. Išvykdamas į tremtį, per pamokslą Viduklės bažnyčioje kalbėjo: būdamas lageryje, visa širdimi trokštų pamatyti Lietuvą, dar kartą pravažiuoti jos keliais. Mąsčiau apie tėvynę ir dainavau, kaip mokėjau. O paskui niekas nesakytų, kad lietuviai Uraluose nedainavo ir negiedojo. Kai kurie seni kaliniai tai matydami sakė: jis nuo ilgo sėdėjimo turbūt su protu susipyko. Jie mūsų tikinčiųjų dažnai nesupranta. Nesupranta, iš kur gauname jėgos, neretai pačiais kritiškiausiais momentais. Mes semėmės jėgos iš Kristaus kryžiaus, iš maldos. Broliai ir seserys Kristuje, ir toliau melskimės vieni už kitus. Nežinau, kur aš atsidursiu. Norėčiau keliais ir širdimi, taip kaip mes Šiluvoje, apeiti visas šventas vietas, atsidėkodamas už tiek gero. Maldose tikrai prisiminsiu visus jus ir mūsų bendrus reikalus bei siekius. Trokštu, kad tai jūs įpareigotų daryti tik gerą, būti tik gerais bažnyčios nariais. Galėčiau dar ilgai kalbėti, bet užteks. Pamatėme vieni kitus, pasistiprinome, atsigaivinome ir eisime ieškoti būsimojo miesto, kurio čia žemėje neturime. Tikiu, kad dar kurią tikrai kada nors susitiksime tėvynėje. Už viską svarbiau, kad visi susitiktume dangaus tėvynėje. Baigsiu didžiojo prezidento Reigano linkėjimais. Tegul jūs visus laimina Dievas. Šiandien su mumis yra Ukrainos kunigai ir tikintieji. Kaip čia neprisiminti kunigo Svarinsko ir visos Ukrainos graikų bažnyčios patriarcho Josif Slypi, kurie eilę metų kartu kalėjo Rusijos lageriuose. Monsinjoras Svarinskas savo atminimuose rašė: lietuvių ir ukrainiečių dvasininkai lageriuose ir kalėjime sugyvenome labai gerai ir gražiai. Kalbėdami įsitikinome, kad iš visų kalinių geriausi lietuvių draugai buvo ukrainiečiai. Ten tarėmės, kad ir būdami laisvėje turėsime palaikyti kuo stipresnius draugiškus ryšius ir bendradarbiauti su ukrainiečių tauta. Po Svarinsko trečiojo arešto, jau būdamas kardinolu Romoje 1983 metais, Slypi rašė laiške lietuviams: brangus broliai Kristuje, mane pasiekė skaudi žinia, kad ir vėl suimtas kunigas Alfonsas Svarinskas, jūsų brangus sambrolis kunigas. Suėmimo aplinkybės ir priežastys man nežinomas, bet viena aišku, šis uolus ir atsidavęs Kristaus bažnyčiai ir Evangelijai kunigas nepadarė jokios piktadarystės nei valstybei, nei jos įstatymams. Jo vienintelė kaltė tamsių žmonių akimis uolumas dėl jų sielų, gėrio, artimui ir Kristaus troškimo, kad Evangelija būtų skelbiama visoje žemėje. Tikėjimas ir viltis tai tik jungia mus visus, kuri daro neatskiriamais mus su mūsų praeitimi, dabartimi ir ateitimi. Jos jungia mus kaip tvirtybė,
kurią patiria kiekvienas žmogus kaip meilę, begalinę meilę iš Dievo malonės. Ačiū visiems atvykusiems čia pasimelsti, paminėti mūsų didvyrius. Melskimės už Raseinių rajono merą ir kitus šios šventės organizatorius. Dieve, laimink jų darbus. Švenčiausios Trejybės Vilniuje Bazilijonų ordino vienuoliui, tėvui Juozapat Popovič, atvykusiam su būriu ukrainiečių brolių ir seserų, nuoširdžiai dėkojame. O širdyje skamba Lietuvos atgimimo dainiaus, Kauno dramos teatro aktoriaus Kęstučio Genio eilės. Vykdykime Dievo valią, nepraraskime galvos, nepamirškime birželio, nepamirškim laisvės kelio, neišduokim Lietuvos.